Sveiki, aš Evlampijus Kanderovas. Tikriausiai prisimenate mane iš tokių mokslo populiarinimo šou, kaip Kvantiniai Žiuko nuotykiai, Šrödingerio kačių auginimo gidas ir kaip apibrėžti daiktus pagal Heisenbergą. Šios savaitės laidoje mes kalbėsime apie kvantinį tuneliavimą. Kvantinis tuneliavimas tai yra kvantinės mechanikos reiškinys, kada dalelė neturinti pakankamai energijos pereina barjerą, kurio klasikinės mechanikos atveju nepereitų. Šį reiškinį 1927 metais atrado Friedrichas Lundas. Ir mums labai pasisekė, nes turime iš tų laikų išlikusios video medžiagos, kurioje įamžintas šis labai svarbus atradimas. Iš šio trumpo video siužeto šiek tiek daugiau sužinojome apie iš pirmo žvilgsnio gan egzotišką, tačiau labai plačiai naudojamą kvantinį reiškinį. Gamtoje tunelinis efektas pasireiškia radioaktyviajame skilime tarp bazių porų DNR receptoriuose. Flash tipo atmintis pagrįsta šaltosios emisijos reiškiniu, kuris yra vienas iš tuneliavimo atvejų. Taip pat plačiai naudojamas tuneliniu efektu pagrįstas skenuojantis elektroninis mikroskopas. Šios savaitės laidą baigėme, su jumis buvo Evlampijus Kanderovas, tad iki susitikimo kitos savaitės laidoje.